3 kilometrai į rytus nuo Šeduvos. Raudondvario gyvenvietė. Šiaulių aeroklubas. Šiandien tai visuomeninė organizacija. Čia besirenkančių narių svarbiausia užduotis – suburti kuo daugiau žmonių iš visos Lietuvos, neabejingų aviacijos sportui. Aeroklube laukiami ir profesionalai, ir mėgėjai. Tie, kurie svajoja išmokti pakilti į paukščio skrydį, ar tiesiog besidomintis aviacija. Šiuo metu klube buriasi 30 bendraminčių, kurių jauniausiam vos 16 metų, o vyriausiajam net per 90. Šiaulių aeroklubas didžiuojasi savo narių profesionalumu ir pasiekimais. Vienam klubo narių, Algimantui Deikui, savo lėktuvo priežiūrą patikėjo pats pasaulio akrobatinio skraidymo čempionas Jurgis Kairys. Neeilinių įvykių užfiksuota ir klubo istorijoje. Aviatoriai Henrikas Birbilas ir Juozas Baltusis yra tapę TSRS precizinio skraidymo čempionais. 2001-aisiais Jolanta Beinoravičienė atstovavo Lietuvai pasaulio moterų sklandymo čempionate, o po 2 metų, 2003-aisiais, šalį garsino Domas Punis, pasirodęs pasaulio jaunių sklandymo čempionate Slovakijoje. Šiandien Algimanto Daubaro vadovaujamam aeroklubui priklauso 2 lėktuvai – Bilga V-35A ir net 15 sklandytuvų – 12 Blanik L-13, 2 Jantar ir 1 šalies pasididžiavimu tituluojamas sklandytuvas LAK-12 Lietuva. Aeroklubo nariai ir svečiai gali rinktis net kelias sporto šakas – sklandymą, parašiutizmą, pakilti skraidyklėmis ir parasparniais, o mažieji aviatoriai ruošiami vaikų sklandymo mokykloje. Tačiau, kad šito būtų pasiekta, entuziastams teko kruopščiai dirbti ilgus metus, perduodant vairalazdę iš rankų į rankas. Nors oficialiai aeroklubas įkurtas prieš 50 mečius, skraidyti Šiauliuose pradėta gerokai anksčiau. Mano žemėj nėra krašto, pasiklystum tarp gėlių. Jei eitum, neišbristum iš margų gėlių. Mano žemėj nėra krašto, mėlyų jūrų ežerų. Ir laiminga aš dainuoju, nes to žemėj gyvenu. Kilkit balti balandžiai, neškit dainas ant sparnų. Kilkit balti balandžiai, daug mano žemė kelių, šviesių ir plačių ir šviesių, žemė kelių. Mano žemė daina skumbiau, dauna saulės čia pilna. Nuo vaikystės ir nuo lopšio man brangi ir artima. Kilkit balti balandžiai, neškit dainas ant sparnų. Kilkit balti balandžiai, daug mano žemė kelių, šviesių ir plačių ir šviesių, žemė kelių. Kilkit balti balandžiai, neškit dainas ant sparnų. Kilkit balti balandžiai, daug mano žemė kelių, šviesių ir plačių ir šviesių, žemė kelių. Istoriją galima būtų pradėti skaičiuoti nuo 1943 žiemos. Tuomet Kostas Tolutis,
su bendraminčiais Broniumi Oškiniu ir Romu Bėkšta, leidus vokiečiams į Šiaulius iš sostinės atgabeno lenkišką mokomąjį sklandytuvą Varna. Nieko nelaukus, jis buvo išmėgintas. Kostas Tolutis ėmėsi entuziastingai organizuoti skrydžius, o skrydžio malonumą pirmieji pajuto Stasys Dovydaitis, Vladas Drapas, Vytautas Medišauskas, Leonas Gapšys ir kiti. Po metų vienoje miesto vidurinių mokyklų įkurtas sklandytojų būrelis. Tiesa, tuomet viskas, kuo galėjo pasigirti jaunieji sklandymo sporto gerbėjai, tai tik ryžtas ir nenumaldomas noras skraidyti. Nors būreliui vadovavo išties kompetentingi entuziastai Kostas Tolutis ir instruktorius Alfonsas Praskėtis, vis dėlto trūko ir techninės bazės, ir reikiamų žinių, ir patirties. Reikalai gerokai pasistumėjo į priekį 1949 metais. Į Šiaulius persikėlus gyventi Petrui Motiekaičiui. Vos atvykęs jis kartu su Viktoru Urbiečiu pradėjo naujo mokomojo sklandytuvo Mo2 statybą. Po 4 metų, 1953-aisiais, šiuo sklandytuvu atliktas pirmas bandomasis skrydis. Panašu jis praėjo sklandžiai, nes tais pačiais metais, įsikūrus dabartinio Šiaulių universiteto pusrūsyje, pradėtas statyti Broniaus Oginskio konstrukcijos sklandytuvas Gro 9. Tūkstantis 1955 metais, jau įgavus patirties ir gerokai patobulėjus, sklandytojų būreliui pradėjo vadovauti Petras Neimantas. Jo pastangomis nupirktas dar vienas sklandytuvas Bro 11. Tai, ko gero, buvo pirmieji šiauliečių vartai į profesionaliąją aviaciją. Po 2 metų mūsų sklandytojai jau dalyvavo respublikinėse sklandymo pirmenybėse Vilniuje. 1958 metų rugsėjo 22 dieną įvyko steigiamasis Šiaulių aviacinio techninio sporto klubo, trumpiniu vadinto ATSK, susirinkimas. Būtent ši data laikoma Šiaulių aeroklubo įkūrimo diena. Pirmininku išrinktas Aleksandras Rimas. Netrukus, prabėgus vos metams, klubas jau turėjo 2-vietį mokomąjį sklandytuvą Pionier LF-109 ir išvilktuvą su 100 metrų lynu. Tai tapo tikru atspirties tašku mokant jaunimą sklandymo meno, nes pagaliau atsirado galimybė ne tik dėstyti teoriją, bet ir vesti praktinius užsiėmimus. Mokytojais tapę klubo įkūrėjai savo auklėtiniams dėstė tokius, tuomet dar mažai kam žinomus dalykus kaip aerodinamika, sklandymo teorija ir taktika, bei sklandytuvų konstrukcija, navigacija ir aviacijos prietaisai, meteorologija, parašiutinis paruošimas.